Tėve, aš dėkoju tau šį vakarą, už tą žodį, kurį mums ištari. Meldžiu Viešpatie, tavo dvasios galia, tavo žodis te pasiekia mūsų širdis, te pažadina jas, te išlaisvina jas, te išgydo, te pakreipia jas į tave. Patrauk Viešpatie mūsų širdis prie savęs. Išlaisvink mūsų širdis iš neteisybės, iš melo, iš propagandos, iš sąmokslo, iš šėtono klastos, išvaduok mūsų širdis, išlaisvink jas iš antisemitizmo dvasios. Viešpatie, mes atsisakome šiandien antisemitizmo dvasios. Mes atsisakome neapykantos tavo išrinktai tautai. Mes atsisakome neapykantos tavo pažadams. Mes atsisakome, Viešpatie, tau priešiškos dvasios. Ir šaukiame, Viešpatie, siūsk savo dvasią iš Siono. Pripildyk mūsų miestus, Siono gyvybę. Pripildyk, Viešpatie, mūsų širdį Siono dvasia. Tavyje mūsų viltis, tu mūsų išgelbėjimas. Amen. Prašom sėstis. Taigi, Viešpaties belaukiant ir apmastant jo atėjimą, dažnai susidaro įspūdis, kad mes žodžiai sakom Viešpatie ateik, o darbais darom, kad tik tais jis neateitų ir visokiais būdais atitolinam jo atėjimą. Ir viena iš tų sąlygų Viešpaties atėjimo yra Izraelio atsivertimas, Izraelio tautos atgaila prieš Viešpatį. Bet kaip jie atgailaus, jeigu jie nepažins Viešpaties? O jeigu jie buvo siųsti, išblaškyti tarp tautų, tarp pagonių tautų, tam, kad pagonys pažinę Dievo meilę paliudytų žydų tautai užkietėjusią širdimi, paliudytų tą Dievo meilę ir suminkštintų jų širdis ir per pagonių tikėjimą, per pagonių meilės liudijimą jie įtikėtų Viešpatį ir sugrįžtų pilnai nors jie šiandien pasakytų, mes nesam jo palikę, mes nesam jo įsižadėję, mes tikim juo, bet nepriėmė Jėzaus kaip išsvajotojo, išlauktojo Mesijo, net pažinę savo Mesijo, nepriėmė jo tos įsikūnijusios Dievo meilės ir gailestingumo, atvirkščiai jie buvo sužeisti smurtu ir neapykanta iš tų, kurie turėjo jiems paliudyti meilę. Gavosi toks paradoksas, tokia skaudi nelaimė, tokia baisi nuodėmė, bažnyčios puikybės nuodėmė, pakeitimo teologija, pasisavinant palaiminimus, pasisavinant Dievo pažadus, už Dievą nusprendžiant apie jį, koks jis yra, pagal savo supratimą, pagal savo jausmus, pagal savo pagonišką logiką ir panašiai. O skaitant raštą mes sugrįžtame prie to, kad vis tik Dievas ištikimas savo tautai, kad jis myli savo tautą, nepaisant jos užkietėjimo, nepaisant jos klaidų. Ir reikia turėti omeny, kad jie visokiais būdais stengiasi išlikti ištikimi Dievui. Ir tarp kitko, tie žydai, kurie prisitaikė, jiems buvo lengviau išgyventi, kurie priėmė krikščionybę, kurie pasislėpė po tuo gyvenimo būdu, kurį gyveno šalia gyvenančios tautos. Bet tie, kurie ištikimai laikėsi, kaip Ukrainoje chasidai, laikėsi savo tradicijus, kaip jie suprato savo ištikimybės Dievui, tie, kurie neskuto smilkinių, kurie nešiojo ten atitinkamą atprangą, iš kurios galėjai pažinti, tie pirmoje vietoje buvo sugaudyti ir sunaikinti. Tie ištikimieji savo Dievui. Ir kai kurie žydų rabinai šiandien moko, kad žydai buvo nubausti Dievo dėl to, kad bandė prisitaikyti prie kitų tautų, bet kažkodėl nenori
pastebėti ir pripažinti, kad būtent tie, kurie nesitaikė, kurie laikėsi savo kitoniškumo, išskirtinumo, sandoros su Dievo ženklo, būtent tie pirmieji ir buvo sunaikinti. Tai vad, apmąstant visus tuos skaudžius įvykius, apmąstant tą kaltę ir prisimenant apaštalo Pauliaus laišką, kuriame jis žada, pranašauja visuotinį žydų atsivertimą prieš Jėzui ateinant. Ir kai pranašaujamas Jėzaus ateimas, kai kokia nors sekta iškyla ir sako, va, jau Jėzus čia pat, čia jau tuoj ateis, jau kitais metais ar net kažkokį ten mėnesį dieną ateis ir ten visokius dalykus daro, tai kiti, kurie skaito šventą raštą, sako, palaukit, dar žydai neatsivertė, tai dar neskubėkit. Tai turi dar išsipildyti šitą pranašystę prieš Jėzui ateinant, lyg tai turėtų visi žydai atsiversti, visuotinis atsivertimas. Ir kaip apaštalas Paulius sako, jeigu žydų užkietėjimas mums atiteko kaip tikėjimo dovana, tai ką reiškia žydų atsivertimas, visuotinis žydų atsivertimas, jeigu ne prisikėlimą iš numirusių. Tai čia kalbama apie kažkokią visiškai dar mums iki šiol nepatirtą dvasinio gyvenimo, drįsiu pasakyti taip, kokybę, būdą. Ką reiškia tas prisikėlimas iš numirusių? Taigi, žydų visuotinis atsivertimas. Po viso to, kaip sakau, ar įmanomas jis? Dar čia yra tokie įdomus žodeliai apaštalo Pauliaus. Cituoja jis viešpatį. O Dievo turtų išminties ir pažinimo gelmę, kokie neištiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai. Ir kasgi pažino viešpaties mintį, ir kas buvo jo patarėjas. Arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Iš jo per jį ir jam yra visata. Jam yra visa. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Taigi, paslaptingi Dievo sprendimai, pagal žydišką supratimą, viskas jau yra sukurta, viskas jau yra atbaigta. Ir laikas sukurtas, kuriame mes gyvename ir Dievui viskas žinoma, nes jis jau turi visumą sukūręs. Mes tik tai skapstumės kažkokiam dar etapė to kūrimo. Tame laike, o pas jį jau viskas kaip ir, sakysim, laiminga pabaiga įvykusi, todėl ir pranašystės apie tai, o mums dar reikia užimti kažkokias pozicijas šitame procese. Mes irgi esame visaip bandomi. Ir kaip apaštalas Paulius sako, Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų ir aš sakau, ačiū Dievui. Nebėra galimybės didžiuotis vieniems prieš kitus. Nebėra galimybės didžiuotis katalikams prieš ortodoksus, ortodoksams prieš katalikus, katalikams prieš protestantus, protestantams prieš katalikus, nes visi susidirbo. Visi pasidavė sąmokslui. Visi yra nusikaltę. Visi yra pakėlę ranką, yra nusprendę už Dievą, visi neklusnume. Ir ačiū Dievui, ir žydai irgi. Kad visų mūsų, ir žydų, ir katalikų, ir protestantų, ir ortodoksų, ir drįsiu pasakyti, ir musulmonų, visų mūsų pasigailėtų. Čia buvo toks laikas, kada bažnyčioje labai visi kieti jautėsi, tokie turintys tiesos monopolį. Katalikai, toks yra anekdotas, yra net ten, kai žmogelio ekskursiją po rojų daro Petras, ten nustebė žmogelis, eina, nesitikė, negirdėjo, kad žiūri, čia žydai šoko savo abavagitą, kokią ten giesmę savo
arba Vagita, ne tą pavartojau, kažkas kitas arba Vagita. Bet kokia ten būna tokia linksma jų dainelė su šokiu. Žiūri ir protestantai, ir tik tais viena vieta tokia aptverta su aukšta tvora ir juokai sako, tyliai čia katalikai, jie galvoja, kai jie vieni dangui. Tai čia gal patys katalikai tokį apie save sukūrė, savikritišką, bet ko gero kiekviena konfesija, kuri bepasakotų tą anekdotą, tame gete save įdėto, ne? Nes visi linkę, o ypač kai dabar ortodoksų pasiklausai, tai stebina Maskvos patriarchato batiškų kunigų radikalumas, visus antikristais, visus heretikais vadinti, jie vieninteliai pravoslavaiščiai, vieni teisingiausi, gaila. Katalikai jau atrodo pradeda pabiškiai atsibusti iš to sapno ir ypač šitas mūsų dabartinis popiežius žadina savikritiškai labai kalbindamas bažnyčią. Taigi vyksta kažkokie atsinaujinimo procesai ir vyksta susitaikinimo procesai. Ir vyksta mano akimis didžiulis stebuklas, kas atrodė žmonėms neįmanoma po visų tų baisių patirčių, vyksta paradoksalūs dalykai. Vyksta žydų ir krikščionių susitaikinimas. Žydų holokaustas, žydų žudymas Antrojo pasaulinio karo metais tarsi pažadino katalikus. Na ir ne tik katalikus, ir daugybė protestantiškų bažnyčių, kurios pasibaisėjo tuo, kas buvo įvykdyta ir pradėjo atgailauti dėl to. Gal protestantų tarpe daugiau to atsitiko. Dar vieną istoriją linksmą norėčiau priminti, kuri irgi yra surišta su šitais visais naujais procesais bažnyčioje. Neseniai irgi išgirdau tokią žinią, tokią mintį, viena amerikietė profesorė tokią įdomią istoriją papasakojo. Dalė, tu man galėtum, Rūta, kas čia primintumėt, koks ten popiežius buvo, kur Šventosios dvasios noveną įvedė bažnyčioje 901 metais. Ar be prisimenat? Kas? Leonas XII. Jo? Na va, turiu pasakyti, kad Šventosios dvasios, kaip čia pasakyti, minėjimas arba atpažinimas, ar kaip čia. Vien žodžiu, jeigu skaitytumėte 18-19 amžiaus teologinę, dvasinę, katalikišką literatūrą, bet ne tik ir protestantišką, tai didžiuliam mūsų nustebimui nerastumėt šventosios dvasios. Nerasta šventosios dvasios bažnyčios raštuose, mokymuose, liturgijoje taip paveldėta, minima, nesuprantama, kas tai yra. Kai kurie net kunigai buvo pradėję svyruoti, kad čia nėra logikos švenčiausioje trejybėje ir labiausiai šventoji dvasia buvo nutylima. Kas esat susidūrę su baptistais, irgi ko gero pastebėjot, kad baptistų bažnyčioje skaitomi švento raštų tekstai, bet kur šventoji dvasia savotiškai nutylima, nes kalbėjimas kalbomis, ten visokie tokie šventosios dvasios darbai yra nesuvokiami, o to, ko nesuvokiam, apie tai nekalbam. Teko man būti pačiam Izraelį, mesianinių žydų bendruomeniai, kuri tokio baptistiško dvasingumo. Ir man ten įspėjo, Gediminai, tik tais apie šventą dvasią nekalbėk, apie mirusius ir apie šventuosius nekalbėk. Tas labai erzina ir sumaištį neša. Gerai, bet jeigu kas mane paklauso apie mano tikėjimą, negi aš
Bet aš vieną momentą pasidaviau provokacijai, tokiai nekaltai. Buvo reabilitacinis centras narkomano, atėjo rabinas aletų mesianinių žydų, bet tokiam grinam baptistiškam dvasingume, sakykim, taip, tas žodis dvasingumas man irgi toks, baptistiškoji patirtį, sakykim, tikėjimo. Ir jie namų darbus, ten visi vaikinai reabilitacijos centre mokosi mintinai psalmes, ateina rabinas, atsiskaito tas psalmes, ir dabar jau jie nagrinės šį vakarą tokį tekstą iš laiško Tesalonikiečiams, perskaitė tą tekstą ir rabinas mokina juos, kaip raštą aiškinti švento rašto tekstais. Kaip laišką Tesalonikiečiams paaiškinti kitomis apaštalo Pauliaus laiškų ištraukomis. Ir visi ten cituoja, ką prisimena, tą sakinį gali paaiškinti tas skyrius, tą sakinį, tas skyrius. Labai įdomi metodika, patiko man. Bet aš pastebėjau dalyką, kad ten, kur buvo apie šventąją dvasią, o apaštalas Paulius sako, nuolat melskitės, kad Dievo žodis šventosios dvasios galia prasiskintų kelią į žmonių širdis. Į tą sakinį jie kažkodėl apėjo, praleido, nutylėjo. Ir aš jų klausiu, kodėl jūs čia tą sakinį praleidot? Aš visai žydiškai. Juk aš tik paklausiu. Netgi neminėjau šventosios dvasios, kaip sakau, kodėl šitą sakinuką praleidot? Visus išnarpliojo, o šitą praleido. Rabinas pažiūrėjo į mane ir vaikinų paklausė, kas jis toks. Jie pasakė, katalikas. Viskas aišku. Iš kažką ten man nuvartė iš šonus, išsisuko. Tai paskui parašė laišką mano draugui vokiečiui, pastoriui, kuris mane buvo pasiėmęs su savimi tą kelionę, kad daugiau nebetvažiuotų. Pasikėsino sugriauti jų bendruomenę, atsiveždami pranciškoną tokį užtaisą, užkratą religinį. Ir drįstu sakyti, ne tik katalikai, bet ir protestantai nutylėjo šventąją dvasią. Dabar kažkokia sesutė apie 900 metus popiežiui Leonui XII, 13. Leonas XIII, kaip čia atsiminti. Rašo laišką ir sako, kad Dievas nori, kad bažnyčia melstųsi ir šauktųsi šventosios dvasios. Paprastai sesutės jau dažnai gal laiškų popiežiams nerašo. Popiežius kažkaip įsiklausė šitą laiškelį, suprato, kad čia sesutė ne iš savęs, kad čia Dievo matyt yra valia ir pradėjo galvoti ir sugalvojo, šventosios dvasios noveną kažkaip pasiūlė bažnyčiai pradėti kalbėti. Ne? Ir aišku, nedaug pritarimo, ko gero, sulaukė tuo laiku, nes buvo su kuo tai valgoma. Aš čia seminarijoje mokiausi 91-2 metais ir dvasios tėvo, čia buvo tokia sekta įkūręs seminarijoje, švento rašto skaitimo būrelį. Tai mūsų sektantais vadino seminarijoje, kad mes šventą raštą skaitėm. Ir, ačiū Dievui, buvo brolis Astijus, kuris nuėjo pas rektorių, prisistatė, kad mes čia raštą skaitom, bet jis kaip diakonas čia prižiūrės, kad jokių herezijų čia mes neprisigalvotume. Ir leido mums, bet tiek betrūko, kad mūsų visus, kaip sakant, būtų ten jau atsiprašę. Ir kaip ten buvo su to šventu raštu, ką aš čia norėjau pasakyti. Mes kiekvieną pirmadienį ar kokį ten susirinkę, kokie 7-8 klierikai paskaitydavom ir pasidalindavom praėjusios savaitės tekstą, kurį skaitėm, pasidalindavom įžvalgom. Tokia kaip lekcijų dvyną darėm. Ir užkliūdavo man pastoviai šventoji dvasia, apaštalų darbuose, ten vyksta stebuklai darbai, apaštalų žodžius lydi stebuklingi ženklai. Ir aš einu pas dvasios tėvą pokalbiui ir tarp kitko paklausiu tėvo,
Kodėl šventoji dvasia šiandien taip nebeveikia, kaip apaštalų laikais? Kodėl šiandien nebevyksta išgydymų ir kitų dalykų? Kalbų dovanos. Katalikų bažnyčioje kunigai nebepraktikuoja, kaip čia apaštalų darbuose. Ir jis mane ramiausiai paguodė failiukais iš XIX amžiaus. Žinai, Gediminai, bažnyčia buvo silpna, seniai ten reikėjo šventosios dvasios pagalbos, o dabar jau bažnyčia stipri, jau dabar universitetai, profesoriai viską išaiškina, klinikos ligoninės visas ligas išgydo, supranti, šventoji dvasia jau šiandien nebėra taip reikalinga. Vienu žodžiu, tai buvo seniai ir netiesa ir niekas jau seniai su šventąja dvasia nebesusitiko, tie dalykai jau seniai nutrūkė, bažnyčia nebevyksta, vienu žodžiu, būk ramus. Taip, panašiai buvo ir ta. Ir tas Leonas XIII, aišku, reikia pavyzdį parodyti, pradėjo kalbėti tą noveną į šventą dvasią prieš sekmines. Kas prisijungi, kas ne. Tarp kitko, apie 29-30 metus paskaičiau Pranciškaus varpelį Kretingoje leidžiamą brolių pranciškonų. Ir radau tokį sekminėm skirtą pamokslą, tikėjimo žodis. Viens prie vieno, tik apie šventą dvasią, apie charizmas, 30 metais. Pranciškons kažkoks ten, kaip grins protestants charizmatiks. Tokį pamokslėlį sudėjęs dailų. Dėl ko aš čia vis miniu tą Leoną XIII? Dėl to, kad jis pasimeldė noveną Romoj. Ir maždaug sako, kad beveik dienų tikslumo Hanzase, Amerikoje, kažkokio juodukų baptistų bažnytėliai nusileido šventoji dvasia ant juodukų baptistų. Ir anie pradėjo kalbom kalbėti, šlovinti viešpatį, pranašauti, gydyti ir visokius dalykus turėti, regėjimus, vienu žodžiu, sekminės. Ir čia iš tų baptistų popiežius Romai pasimeldė, čia baptistai gavo šventą dvasią ir dideliai baptistų nelaimiai prasidėjo sekminininkų judėjimas. Sekminininkų sekta atsirado, kurios ir katalikai nesuprato ir nekentė. Vadino apsėstais visokiais, kaip begalėjo, ir iki šiol tas dar pasitaiko. Ir ačiū Dievui, šį pavasarį, nebežinau kokiu ten dokumentu, aš vis į dalę žiūriu, ten kampe, kokį ten dokumentų popiežius Pranciškus atsiprašė sekminininkų, ne? Ir pakvietė visus sekančiais metais švęsti katalikų charizmatinio atsinaujinimo 50-metį Romoje. Važiuosit? Nes 57 metais katalikų studentų grupeliai atsitiko panašiai kaip tiems juodukams Hansase, tik Pensilvanijoje. Ir nuo to pradeda skaičiuoti yra charizmatinio atsinaujinimo judėjimas katalikų bažnyčiui. Jeigu būtų pirmiausia per katalikus pasireiškusi šventoji dvasia taip neįprastai, ne, popiežius būtų kalbom pradėjęs kalbėti, ten gydyti, dar kažką daryti, vartalioti žmonės, tai protestantai jau būtų nei už ką neįsileidę tos dvasios į savo bažnyčią. Vat viešpačiui reikia ieškoti išeičių, ne, kaip čia, kam pasiūsti tą dvasią, kas čia būtų atvirs. Rado atviriausius juodukus kažkokius. Įsivaizduoju bliuzą, taip su gitarom varinėja, jie ten ir staiga šventoji dvasia baps ir pradeda šokti. Kodėl tai miniu? Todėl, kad su tuo panašiai sutampa ir mesijaninių žydų prabudimas. Prasideda žydų atsivertimas. Ir su charizmatiniu atsinaujinimu pradžia, kiek čia mes turim 100-metį, sakykim, ir jau virš 300 000 žydų
skaitosi priėmė Kristų Mesiją. Kažkaip surišti dalykai. Antro Vatikano susirinkimas, atsivėrimas žodžiui, atsivėrimas dvasiai, atsivėrimas dialogui, ekumenizmui, atgailai, išpažinimas klaidų bažnyčios, nesigėdima, jau nebijoma prarasti šventos bažnyčios aureolės, išpažįstant savo klaidas. O daugeliui vyskupų ir kunigų dar iki šiol yra baisu pripažinti, kad bažnyčia nusideda, bažnyčia klysta. Bet bijant išpažinti, neigiant arba nutylint nuodėmes, nėra išgyjimo, nėra išlaisvinimo, pasiliekama nuodėmei. Ir taip kartų kartos yra surišamos paveldima nuodėme. Ir mes esame paveldėję krūvą nuodėmių, kurių gal dar net nesuvokiam ir neįvertinam jų poveikio mūsų gyvenime ir ne tik dvasiniam gyvenime, bet ir tarpusavio santykiuose. Pavyzdžiui, iš kur plaukia pagarbumas žmogui? Ar nėra šaknis antisemitizme, jeigu mes kažkokios tautos žmogų niekinam ir drįstam sakyti, jis neturi teisės gyventi, jis antrarūšis ar dar koks nors, ir pateisinam jo žudimą, tada pateisinam ir abortą, tada pateisinam ir eutanaziją, tada pateisinam ir patyčias, ir apiplėšimą, ir žudimą, ir visą, ką nori. Visur rasim visokių pateisinimų. Ta taip vadinama elinistinė dvasia, filosofų dvasia, kuri tyčiojasi iš Kristaus, iš esmės antichristinė dvasia, irgi labai giliai suleidusi šaknis mūsų sielose per filosofiją, per meną, per visokius kitokius dalykus, mokymus, kur ragina mus viską išbandyti, manipuliuoja mūsų teisėmis, mūsų privilegijomis ir panašiai. Ir per tai mes išduodame meilę, išduodame tiesą, išduodame kūrėją, nesiskaitome su kūrėjo teisėmis, savo teisės stumėm, už jį nusprendžiam, kaip geriau, ne taip, kaip susitarėm, bet kaip geriau padarysim ir panašiai. Ir visą krūvą dalykų įsuka mus į tam tikrą tokį ratą, iš kurio mes negalim išeiti ir negalim išgyti iš savo ligų. Ir kai Viešpats kviečia savo tautą, jis rodo jai jos nuodėmę. Jis sako, žiūrėk, tu visa tokiam ir tokiam mėšlėsi, tavo žaizda nepagydoma. Tu tarnauji stabams, tu išduodi meilę, tu tą ir tą. Ir kaip pasekmė visos tos negandos, nelaimės, visi tie griaunami santykiai, tas socialinis neteisingumas kaip pasekmė tavo pasirinkimo. Ir jis kviečia atgailą, jis sako, išsižadėk to, palik tą neteisumo kelią, palik tuos stabus, palik tą nuodėmę, tuos kompromisus, ateik pas mane, pasirinkti tiesumo kelią, atgailos kelią ir aš tave išgydysiu, ateik pas mane, aš tave nuplausiu ir padarysiu baltesnį už sniegą, baltesnį už vilną ir panašiai. Taigi Viešpats kviečia atgailai. Advento metu mes skaitome tekstus irgi, kuriais Viešpats kviečia savo tautą atgailai. Jonas Krikštytojas kartoja pranašo Izaijo žodžius, sakydamas, taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus, kalnus, kalvas nulyginkit, slėnius užpilkit, ištiesinkit kelius. Apie ką jis kalba? Apie atgailą kalba. Nusileiskit nuo savo puikybės kalnų. Viešpats priešinasi išpuikėliams, kurie gyvena neigime, kurie gyvena tame maište. Užlyginkit tas nepilnavertiškumo slėnius tuos tamsius, kur jūsų nuodėmė veikia kaip kaltintojas jums ir apsikaltinę jaučiamės neverti.
Dievo meilės ir nepriimame tos Dievo meilės. Ir ant kalno viršūnės esam vieniši ir nepajėgus priimti Dievo. Ir tame slėnyje, nevertume tame savęs pažeminime, savęs niekinime, savęs baudime, mes apiplėšiam save ir nepriimam tos Dievo meilės. Nepriimam Dievo ateinančio tuo keliu, kuriuo jis ateina, nepriimam to, ką jis sako apie save, bet turim savo supratimą, sakom, ne, Dieve, tu manęs tokio negali mylėti, nes aš toks, anoks, kitoks, nevertas ir panašiai. Ir per atgailą Viešpats kviečia į susitikimas. Aš turiu padaryti jam vietos savy, aš turiu ištuštinti savo širdį, ištuštinti savo namus. Aš turiu atsisveikinti su ta dvasia, su kuria esu susidraugavęs ir kuri yra užėmusi mano gyvenimą ir nepalieka vietos Dievo dvasiai, kuri užvaldžiusi mano širdį, kuri manipuliuoja manim ir įvelia mane į visokias bėdas. Ir aš nepriimu Kristaus, nepriimu jo žodžio. Esu religingas. Tikiu, kad Dievas yra, bijau ir ta dvasia tyčiojasi iš manęs. Bet nedaleidžia man priimti asmeniškai Dievą. Taigi dažnai mes religingi žmonės būname kaip voveraitės rate, iš kurio negalim išsiveržti, kuris mus alina ir niekur neveda. Didelės pastangos, kurios niekur neveda. Nebent formą palaiko fizinę, ale dvasinę formą palaiko. Bet koks tas dvasingumas be santykių? Mūsų pasirinktas, užsispirtas maišto santykis. Savo teisumą susikūrė pagal savo supratimus, o ne pagal Dievo žodį, ne pagal Dievo valią. Ir kalbant apie atgailą, yra irgi, kadangi mes daug dalykų esam paveldėję iš žydų, norėčiau čia irgi biškelį priminti žydų atgailos supratimą. Žodis atgaila pažydus būtų žodis čiuva. Ir kas yra ta čiuva? Dar apie nuodėmę reikėtų pasakyti, kad nuodėmė pas juos yra nepataikymas. Žmogus nusidedantis yra žmogus, kuris nepataiko į taikinį. Kas tas taikinys? Tai ko gero Dievas būtų, ne? Aš taikau į Dievą, noriu gyventi su Dievu, būti su Dievu, bet kažkas mane nukreipia į šoną, aš atsiskiriu nuo Dievo, palieku jį. Nukrypimas, nepataikymas, tokie sinonimai būtų. Man patinka lietuviškas žodis nusidėjo. Nudėjo. Kažkur į šoną nudėjo, ne vietoj padėjo. Adomai, kur tu? Aš čia krūmuose. A kodėl tu krūmuose? A kodėl tu ne pasimatymo vietoj? Ne vietoj. Kur tu esi, jeigu tu nesi su manim, tu esi bėdoj. Ir atgaila, ta čiuva žydų reiškia pakeisti gyvenimo kryptį nuo to, ką aš dariau, priešingą kryptį. Atsigręžti, atsiversti į kitą pusę. Labai, sakyčiau, artima katalikiškai sampratai. Čia irgi yra išpažinimas, kad aš įvardyju nuodėmę, išpažįstu, kad nusidėjau ir prašau Dieve, atleisk man, išlaisvink mane iš tos nuodėmės, nebelaikyk manęs kaltu, aš nebepritariu tai nuodėmei, aš gailiuosi tam pasirinkimui. Toks vienas rabins man ir patikęs, kuris apie atgailą kalbėdams pasakoja tokį įvykį. Įsivaizduokit, du draugeliai dirba miške, kerta malkas kapoja ir aš pakutui dar įspėjimą vis duodu, kai pamatau vyrus kapojančius malką, tik žiūrėk, kad tavo perspektyvoje nebūtų žmogaus, kai tu užsimoji kirvių, nes pakutos kirviai būna tokie paleistuviai, neištikimi, atsilaisvina nuo koto ir gali nuskrieti.
skraido, tai vat, kad nesužeistum kitą. Nu va, ir jeigu žmogus taip kapoja, su draugus išnekėjo, nepastebėjo, kad kirvis munka, vieną darė, žmogus paukštį į galvą ir nudėjo. Ir nukirto. A kaltas jis. Na, galbūt kaltas, kad neapsižiūrėjo, darbo saugos nesilaikė. Ne? Tai darbo sauga jau prisikabin. Bet šiaip, jis nenorėjo, jis nekaltas, jam labai skauda, jam labai gaila, jis neteko draugo, jis nekaltas. Ne? Bet jeigu jie padarė čerką, jie pradėjo santykius aiškintis, įpykė, įtūžė, susimušė ir viens paėmė kirvį ir sąmoningai bumti galvą. Ne? Ašmenys kirvuks toj pačioj vietoj. Ir pirmo, ir antro atveju. Bet čia viena intencija, čia kita intencija. Čia nekalts, o čia jau ir kalts. Kodėl kalts? Todėl, kad kalė. Todėl, kad sąmoningai darė. Todėl, kad norėjo jo mirties. Ne? Bet ten rudenį kažkur pažydukų šventė yra. Tų švenčių kompleksas. Ir viena savaitė yra atgailos savaitė. Visą savaitę žydais kažką daro. Mušasi į krūtinę. Bando atpalaiduoti savo širdį nuo blogų darbų. Išpažįsta savo kaltę. Esu kaltas, Viešpatie, pasigailėk manęs. Nusidėjau, aš nusidėjau, mano tėvas nusidėjo, mano senelis ir, ko gero, ir Abraoms irgi. Nes kas man šiandien atsitiko, tai Abraomui tada atsitiko. Toks požiūris, toks mąstymas, tokia kryptimi. Ir jis atgailauja dėl to, kas atsitiko. Ir va, kai jis atgailauja dėl to, kad jis nužudė draugą, nukirto miške, ne, sąmoningai, supykęs, nekęsdamas. Bet šiandien suprato, kokią padarė klaidą, kokią nelaimę. Ir kaip jis nebepritarė tam ir nenori su tuo nieko turėti bendro. Kas atsitinka? Bet jis prašo Dievo atleidimo ir Dievas mato jo širdį, kad jis nuoširdžiai gailisi, kad taip atsitiko. Ir Dievas jį išlaisvina iš to, kas atsitiko. Atleidžia jam šitą nuodėmę. Atriša jo širdį nuo šito veiksmo, nuo šito darbo. Ir jau jis nuteisintas Dievo. Jau jis nebekaltas dėl to, kas ten atsitiko. Tolygus, nelaimingas atsitikimas. Sunku suprasti, aš pats nelabai suprantu. Bet kaip katins ėjo palei palangę, o ten vazons su gėlėm stovėjo, užkliuvo, paslydo, vazons nukrito, ėjo pro šalį, Mošė įgavo per galvą ant vietos. Nelaimingas atsitikimas. Tai ir čia nulėkė kirvis, nelaimingas atsitikimas. Supyko, davė galvą, sąmoningas, kaltas. Bet atgailavo, prašė Viešpaties atleidimo ir Viešpats atskyrė jį nuo to darbo. Ir ten vėl nelaimingas atsitikimas. Reikėjo kažkaip tam Mošei prisistatyti Viešpačiui. Suprantat? Žydiški failiukai. Kodėl žydai meldžiasi tokiom maldom? Paskaitysiu vieną maldelę. Iš Nehemijo knygos. Pirmas skyrius. Hachalijos sūnaus Nehemijo pasakojimas. 10 metų Kislevo mėnesį man esant sostinėje Sūzuose atvyko Hananis, vienas mano brolių, su keletu vyrų iš Judo. Aš teiravausi jų apie žydus, likutį išsigelbėjusi iš nelaisvės ir apie Jeruzalę. Jie paaiškino man, išlikusieji pergyveno nelaisvę tenai Judos srityje, yra skurde ir nemalonėje.
Jeruzalės sienose pilna spragų, o jos vartai ugnies sunaikinti. Išgirdę šiuos žodžius, atsisėdau ir verkiau. Keletą dienų raudojau, pasnikaudamas ir melsdamasis dangaus Dievui. Aš meldžiausi, o Viešpatie, dangaus Dieve, didingasis ir šiurpą keliantis Dieve, tu laikaisi sandoros ir ištikimos meilės su tais, kurie tave myli ir laikosi tavo įsakymų. Te būna atidi tavo ausis ir atviros tavo akis, kad išgirstum savo tarno maldą, kurią dabar siunčiu tavo artume dieną naktį už tavo tarnus, Izraelio tautą, išpažindamas nuodėmes, kurias mes, izraelitai, esame tau padarę. Ir aš ir mano tėvo namai esame tau nusidėję, sunkiai įžeidėme tave, nesilaikydami tavo įsakymų, įstatų ir įsakų, kuriuos tu įsakei savo tarnui Mozei. Bet maldauju atsiminti pažadą, kurį davei per Mozę tardamas. Jeigu būsite neištikimi, aš išblaškysiu jūs tautose, bet jeigu sugrįšite pas mane ir laikysitės mano įsakymų, juos vykdydami, nors jūsų išblaškytieji būtų prie pačių dangaus skliauto pakraščių, aš surinksiu juos ten ir parvesiu į vietą, kurią esu išsirinkęs buveinę savo vardui. Jie tavo tarnai ir tavo tauta, kurią tu atpirkai savo didžią galybę ir didingą ranką, o Viešpatie, tebūna tavo ausis atidi savo tarno maldai ir maldai tavo tarnų, kurie su džiugesiu garbina tavo vardą. Maldauju suteikti sėkmę šiandien tavo tarnui, nuteikti tą žmogų, būti jam maloninga. Tuo metu aš buvau karaliaus taurininkas, ir jis paskui reikalus su karalium tvarkė. Ir buvo palaimintas, gavo įgaliojimus atstatyti Jeruzalę ir jos sienas bei vartus ir darė, pastatė žydų tautą ant kojų vėl po tremties. Aš noriu atkreipti dėmesį į jo maldą. Jis nesimeldžia: Viešpatie, aš nusidėjau, atleisk man, pasigailėk manęs, o dabar būk maloningas, padėk man čia reikalą atlikti, bizniuką prasukti su karaliumi panašiai. Jis meldžiasi ne tik už save, jis meldžiasi pirmiausia už Izraelį. Už Izraelio nuodėmes, už tautos nuodėmes. Ir sako, mes visi nusidėjome. A jis nusidėjo? Jis ištikimas vyras. Bet jis kažkodėl susitapatinęs su savo tauta. Ir kad galėtų išmelsti tautai palaiminimą, jis atgailauja už tautą, būdamas tos tautos sūnus, narys tos bendruomenės, to kūno ir panašiai. Įdomų dalyką jis čia įvardina, kad tu atpirkai Izraelį, kada, kaip atpirkai, dar iki Jėzaus toli, bet jau jie gyvena atpirkimo malonę. Dievo auka, Jėzaus auka į visas pusės veikia. Ir Senojo testamento žmonės išteisinimą gauna dėka Jėzaus aukos, kuri įvyks kažkada. Jie gyvena Dievo pažadais. Dievo išgelbėjimas, išvadavimas, jiems yra atpirkimas. Jie sugražinami kaip Dievo nuosavybė, sugražinami Dievui, sugrįžta pas Dievą, taigi išgyvena atpirkimą. Ir tas pastovus Biblijoje randamas meldimasis, pirmiausia už Izraelį, prašant palaiminimo Izraeliui, yra neatskiriamas žydo maldoj. Ir mes turėtumėm irgi pasimokinti, nes esame tikėjimu surišti su žydais. Esame Abraomo sūnus ir dukteris ne pagal kraują, bet per tikėjimą, kaip apaštalas Paulius moko. Turime dalį tuose pažaduose ir toje patirtyje žydiškoje. Kaip Dievas auklėja tautas per savo tautą. Mes, ačiū Dievui, galbūt neišgyvenom tokių skaudžių, baisių negandų kaip jie, bet žiūrėdami į jų negandas galim išmokti savo pamokas. Galim, matydami jų užimamą poziciją, užimti
patys teisingą poziciją. Taigi, tai yra tam tikras pozicijos užėmimas. Ir kai aš šiandien pradedu kalbėti apie atgailą, kad mes turim atgailauti katalikai už bažnyčios nuodėmės klaidas pirmiausia, nes esame dvasinės bendruomenės nariai, surišti dvasios ryšiais per krikštą ir panašiai. Ir savotiškai, visi esam savotiškai atsakingi už bažnyčios klaidas ir nuodėmės. Taip pat ir kraujo ryšiai surišti kaip tauta už savo tėvus ir protėvius. Ir daugelis krikščionių pasiteisina, aš tame nedalyvavau, prie ko čia, kodėl aš čia turėčiau atgailauti? Kodėl aš čia turėčiau atgailauti, kas įvyko prieš 100 metų ar dar kažkada? O koks skirtumas, vakar ar prieš 100 metų? Dievui didelio skirtumo nėra. Aš prisimenu, kaip kokiais 80 gal metais, neprisimenat, kai kas nors gal iš čia esančių dalyvavot, kai buvo išniekinta kažkokia bažnytėlė, nebeatsimenu pavadinimo, buvo tiesiog chuliganai išplėšę tabernakulį ir išbarstė švenčiausią sakramentą bažnyčiai. Kunigas Svarinskas Šiluvos atlaidų metu organizavo didžiausią atgailos akciją, prisimenu keli šimtai žmonių ir aš jų tarpe visai netoli Svarinsko iš paskos ėjau keliais apie Šiluvos baziliką. Ėjom visi keliais permaldaudami Dievą už šitokį baisų įžeidimą. Dievas įskaudintas, kad švenčiausias sakramentas išbarstytas. O va, kad 100 000 žydų Dievo numylėtinių, kuriems Dievas planų galbūt turėjo. Ir mes nelabai žinom dar, kokių planų mums per juos turėjo ir dar iki šiol turi ir dar mes vis tame projekte dalyvaujam. Ir Dievas laukia, kokia bus mūsų pozicija po viso to. Su tais 200 000, kaip sakant, Dievas leido juos nužudyti, Dievas juos ir prikels, kaip Ezechijo knygoje apie kaulus pranašaujama, ne? Bet, o kaip bus su mumis, kurie Dievo nuosavybę palietėm negarbingai? Čia daugiau negu švenčiausio sakramento išbarstymas, nepalyginamai. Nepalyginamai. Ir kai kalbu su kunigais ar vyskupais apie tai, užjaučiu aš juos, nes ir pats nežinau, ką daryti ir kaip tai daryti. Po biškutį ieškau, va dabar mano bandymai, ne? Ieškau, kaip mes darysim atgailą. Aš jaučiu, kad turim kažką kartu daryti, visi daryti, kad neliktų niekas nuošaly, kad visi turėtų progą užimti atitinkamą poziciją, apsispręsti už kažkokį dalyką, kad neliktų abejingų, kad neliktų nutylinčių, kad neliktų užtariančių, pateisinančių šitą nusikaltimą. Nes jeigu aš šiandien pateisinu tą žudymą, jeigu aš šiandien nenoriu apie tai galvoti, nenoriu apie tai kalbėti, nes nemaloni tema, ar aš nesu bendrininkas to nusikaltimo, kuris įvyko dar man negimus? Bet šiandien mano širdies pozicija, kieno pusėje aš esu? Dievo pusėje, ar budelių pusėje, ar abejingos minios pusėje? Kur aš esu šitam kontekste? Kokia mano širdies pozicija? Ir jeigu tauta nežino savo istorijos, yra virš Ošvensimo konclagerio vartų užrašas. Tauta nežinanti savo istorijos yra pasmerkta tą istoriją pakartoti. Tai vat, čia labai greitai mes galim viską pakartoti, ne? Kitoj kokybei. Matom, kas Donbase arba Sirijoje dedasi. O prie mūsų sienų čia dantis galanda profesionalių žudikų, paauglių, ne? Armija.
Taigi, ta vieša atgaila suteikia galimybę žmonėms kolektyviai užimti naujas dvasinės pozicijas. Atsisakant klaidos, atsisakant nesusipratimo, atsisakant nuodėmės, atsisakant niekšybės, kai buvome suvedžioti galbūt sukiršinti priešo, brolių kaltintojo, rodant brolių sesių nuodėmes. Aš žinau visus tuos pasiteisinimus, žydai patys ką darė, enkivedistai, kagibistai, lietuvius į Sibirą vežė, trėmė, kūrė čia planus, o dar kiek mitų, kiek visokių šmeižtų apie vaikus, kurių kraują macams naudoja panašiai. Tarp kitko, šitas šmeižtas prieš žydus buvo popiežiaus uždraustas po sunkia nuodėme katalikams, nes tai yra šmeižtas. Kas vaikystėje negirdėjo šitos? Mane tai mama gąsdina. Neik arti gatvės, būk kieme prie namų, nebandyk eit prie gatvės. O kas atsitiks? A žydas pagaus, ką padarys? Į bačką įkiš ir ten su adatėlėm kraują nuleis ir macus keps. Mane gąsdina. Ir aš tikėjau. Ir dar suaugęs, būdamas jau prisimenu, ar po kariuomenės, ėjau Rygoj pro sinagogą, kuri buvo apleista, tik lentelė, ir tokios durys sutrešusios, ir plyšelis buvo. Ir aš ten pasižiūrėjau, o ten kažkokie sandėliai ar kas, ir keli darbininkai kažką ten dirbo. Ir man perėjo šiurpas, aš prisiminiau mamos pasakojimus. Tai, ko mes nepažįstame, mes dažniausiai to bijome ir apie tai kuriame visokias sąmokslo versijas. Ne? Ir va čia šėtonui yra puikiai dirva melui, propagandai skleisti, kai mes viens kito nepažįstame. Daugybė tų šmeižtų. Tarp kitko, genocido centro vienoje konferencijoje apie Rainių kankinių istoriją Telšiuose buvo paliesta ir žydų tema. Ir paminėta toks dalykas, kad smetoniniai Lietuvoje gyva ta šmeižto versija buvo. Ir 3 kartus žydai buvo primušti kažkokiuose miesteliuose. 3 kartus buvo dingę vaikai. Iki vakaro kažkur neatsirado, tai žemaičiai, lietuviai ėjo ir mušė vietinius žydus. Pogromą darė. Vakare tie vaikai atsirado. Vienas pas kaimyną ant šieno užmigė, kitas dar kažkur. Visi tie dingę vaikai atsirado, bet žydai malkų gavo. Žydai kalti už viską buvo. Už visas nelaimės. Už girtuokliavimą irgi. Žydus išnaikinom, nebėra ko kaltinti, tai dabar valdžią kaltinam. Būtų žydai, žydus kaltintumėm, žydų nebeturim, valdžią kaltinam. Ką nors turim kaltinti, ką nors turim keikti, kažką turim nekęsti, o tai, kad keikiam, nekenčiam, prakeikimai pagal Dievo pažadą sugrįžta mums patiems. Tai va, aišku, Rainių miškelio kankiniai, Panevėžio, Pravieniškio ar kokio ten kalėjimo istorija, žudynės 41 sovietams besitraukiant, pasitarnavo kurstant šitą neapykantą. Nes ten vienas kitas žydelis pasitaikė, bet dauguma buvo rusų ir buvo lietuvių. O mes vis tą partiją, vis paveldėtoje šitų, kaip sakant, darbų, nenuteista, transformuota į kitus pavadinimus, vis pasirinkam tos žmonės, kad jie mūsų gyvenimą tvarkytų. Taigi, šėtonui pavyko labai smarkiai sukiršinti Lietuvoje žmonės. Ir mes žinom, vežimai, ypač po karo vežimai, skundimai,
partizanų ir banditų siautėjimas. Nes buvo ir partizanų, ir banditų, ir kai kurie partizanai, dideliai mano gėdai, tapo banditais. Ir po karo dar partizanai mūsų šaudė žydus. Nes tarp mūsų partizanų slėpėsi tų, kurie karo metais šaudė žydus. Ir po karo jie dar, kiek galėjo, pribaiginėjo išgyvenusius. Kai jau vokiečių nebuvo, kai jau buvo netgi pavojinga tai daryti. Tokia buvo gili ta neapykanta. Ir kur tada mūsų krikščionybė? Kur mūsų katalikybė? Ar tai nėra nuodėmės besišaukiančios dangaus keršto? Ir vyskupai pasimetė ir kunigai ir nežino, ką daryti. Ir vyskupas man sako, reikia kažkaip žmonės paruošti. Tai va, sveikinu jūs pirmieji. Prasidėjo ruošimas ir aš tikiuosi, kad tai duos gerų vaisių, atgailos vaisių, kad mes susirinksim ir dar raudosim dėl to. Jeigu mes suprastume, vat mes gerbėme Mariją, mylime Mariją, daug rožančių kalbame, daug litanijų, maldų, Jėzų mylime, oi kaip mylime, bet ar pagalvojame, kaip įskaudintos jų širdis. Marija žydų tautos žiedas. Marija, kuri kartu su Jėzumi kenčia pirmiausia dėl savo tautos. Ir trokšta savo tautos atsivertimo, tos tautos, kuriai Dievas tiek daug malonių davęs. Ir jos svajonė, kad žydai atsiverstų, kad pažintų jos sūnų, Marijos žemėje, negavo to šanso pažinti Dievo meilę iš mūsų pusės, kad būtų palaiminti. Dėl to, kad jie paprasčiausiai žydai, kad jie Dievo nuosavybė ir kad aš gerbiu Dievo nuosavybę. Nesvarbu, kaip jis bepasielgtų, niekšybę, nuodėmę darytų, tuo labiau aš turiu už jį melstis, nes jis labiau už bet ką skaudina tėvo širdį. Ir jeigu, žiūrėkit, tavo kaimynui atsitinka nelaimė, jo vaikai žuvo avarijoje, ar jūs eisit pas tą kaimyną ir sakysit, ko gero nesilaikė taisyklių, neapsižiūrėjo arba per raudoną ėjo, kad užmušė, žinai. Blogai išauklėjai savo vaikus. Ar jūs eisit ir kartu su juo raudosit ir sakysit, užjaučiam, solidarizuojamės tavo skausme. O kas solidarizuojasi Jėzaus skausme? Dėl ko Jėzaus širdis labiausiai kenčia? Ar ne dėl išrinktosios tautos? Marijos širdis, apaštalų, visi jie žydai. Sekminių dieną 3000 žydų atsivertė, priėmė Kristų, pasikrikštė. Kodėl mes sakom visi? Ne visi žydai atmetė Jėzų. Ne visi. Dalis užkietėjo. Dalis pasidavė propagandai, melui, nutilėjimui, rabinų mokymui, fariziejų mokymui. Buvo suklaidinti, kaip ir mes daugelis suklaidinti. Mes visi vienodoj bėdoj prieš viešpatį, visi įkalinti neklusnume. Ir visi reikalingi pasigailėjimo, visi ir žydai, ir krikščionys. Ir tie patys musulmonai. Visi. Ir kas vyksta dabar pasaulyje. Kaip paminėjau jums, kad vyksta mesianinių žydų prabudimas. Ir paradoksaliai, kad daugiausia žydų, kur priėmė Jėzų, žinot, Sovietų sąjungoje, ateistiniai Sovietų sąjungoje, daugiausia žydų pažino Jėzų ir įtikėjo jį. Ir per visas konfesijas einant, ne tik protestantiškos, ir pravoslavų. Tokia Aleksandra Meni, esate jo knygą skaitę, žydas.
Amerikoje nemažas mesianinių žydų judėjimas. Jų daugybė ir jie labai įvairūs. Bet kas vyksta per holokausto aukas? Koks fenomenas, kad ten, kur žmonės suvokia šitos nuodėmės baisumą ir suvokia Dievo skausmo gylį ir atgailauja prieš viešpatį, atsiprašo Dievo už savo tėvų ir protėvių nuodėmės, vyksta nuostabus dalykai. Vyksta susitaikinimas tarp bažnyčių. Bažnyčios nustoja kovojusios viena prieš kitą nepagarbiai šnekėjusios. Vyksta bendras atgailos permaldavimo darbas. Vyksta susitaikinimas, mažėja smurtas. Vyksta tiesiog dvasinis prabudimas, kai susitinka žmonės žudynių vietose ir prašo Dievo atleidimo ir prašo išgyvenusių aukų palikuonių, atsiprašo jų už savo tautiečių nusikaltimus. Ir toks po Europą pasklidęs yra judėjimas, vadinasi gyvybės maršas. Gal bus dar proga apie tai kitoj vietoje, kitų laikų pakalbėti. Aš bandysiu pasikviesti iš Vokietijos to judėjimo pradininkus. Jie važiuoja ir žmonės supažindina su to judėjimu. Tai tiesiog kviečiamos visos bažnyčios melstis kartu tose žudynių vietose, atsiprašant viešpaties, ir dažniausiai tas vietas ateina žmonės pakviečiami, yra surandami, kurių tėvai ten ar giminės artimieji nužudyti, kaip sakiau, išgyvenusi į tą holokaustą, ir palikuonis tų budelių. Ir vyksta atsiprašymas konkrečių žmonių, atsiprašymas žydų tautos, prašymas atleidimo. Ne tik Dievo, bet ir konkrečių žmonių atstovaujančių šitą tautą. Ir vyksta nuostabus dalykai. Žmonės išsilaisvina iš šimtmečių košmaro. Ta žydų tauta tiek amžių persekiota, kankinta, tikrai yra labai sužeista. Žmonės yra sužeisti. Daugybė žaizdų. Ir kada viešpats išgydys? Tada, kai mes pradėsim melstis, kai mes pradėsim prašyti atleidimo ir melstis už Izraelį. Tada pareis tas susitaikinimas ir iš žydų pusės atleidimas ir palaiminimai. Ir mes solidarizuosimės ir užimsim Dievo pusę, išpažinsim jo prioritetą, jo teisę, gerbdami jį, mylėdami jį. Mylėsime tai, ką jis myli, ir gerbsime tai, kas jam brangu ir svarbu. Ir, kaip sakant, būsime vienos širdies, vienos dvasios. Tik tada. Tai va, taip kaip po pirmojo Jeruzalės susirinkimo įvyko neužilgo tas skilimas, kai pagonys atstūmė žydus, tai dabar laukiame antrojo Jeruzalės susirinkimo, kur turėtų įvykti susitaikinimas. Kad mes iš naujo priimtume kaip brangiausią Dievo dovaną mesianinius žydus priimusius Jėzų. Bet gali atsitikti ir tokia bėda, kad pasidavę politikai ir pataikaudami ortodoksams, religiniams žydams, mes vėl paliksim savo brolius Kristuje tarp girnų. Galime išduoti juos, nepriimdami jų, vengdami jų ir panašiai. Ir tai bus baisi išdavystė. Dabar švęsime Eucharistiją ir aš kviečiu visus prisiminti, ką esat girdėję šitą temą ir belaukiant Jėzaus, kad priartintume Jėzaus atėjimą. Prašykime viešpaties atleidimo mūsų tautai. Pradėkime jau šiandien, šį vakarą. Kad viešpats paruoštų vyskupų ir kunigų širdis šitam atgailos žygiui, šitam susitaikinimui, šitam permaldavimui, kad duotų Dievas išminties vyskupams ir kunigams suprasti šitos nuodėmės baisumą ir atgailos būtinumą, reikalingumą tolimesniam mūsų dvasiniam keliui, ar
kaip čia pasakyti, išgyjimui, išlaisvinimui. Ir tuo pačiu mes melsdamiesi už žydų tautos išgydymą ir palaiminimą, su tuo surištas ir atsivertimas, tuo pačiu nuoširdžiai prisidėsim ir prie Jėzaus sugrįžimo. Amen.